perkant automobilį iš fizinio asmens grąžinti jį faktiškai nerealu, tačiau perkant iš pardavėjų, kurie tuo verčiasi profesionaliai, kaip pavyzdžiui toj pačioj Gariūnų turgavietėj, grąžinimas yra įmanomas, svarbu skaityti pirkimo pardavimo sutartį, kurią pasirašot, ar ten nėra punktų nurodančių, kad jūs apžiūrėjot automobilį, su viskuo sutinkat ir grąžinimas jau nebeįmanomas, žodžiu, tokie niuansai. Taip pat turbūt svarbu paminėti, kad automobilių pardavėjai, tiksliau liaudėje vadinami perekupai, perpardavėjai, jų tikslas yra parduoti automobilį kuo didesnę maržą, tai yra uždirbti iš jo kuo daugiau pinigų, arba apskritai bent jau uždirbti pinigų, jeigu įmanoma greitai parduodant kokią tai prekę, ir jiems dažniausiai nėra svarbu, kokios kokybės tai prekė. Nes tą teisę dėl automobilio grąžinimo toli gražu pasinaudoja labai mažas procentas pirkėjų, nusivylusių pirkėjų. Dėl šios priežasties klausyti pardavėją apie dominantį automobilį faktiškai nėra esmės. Tai nepasakys, kada buvo pakeisti tepalai, gal kada buvo pakeisti paskutinį kartą tepalai, jis ir pasakys, bet kaip dažnai buvo keisti, jis to nežinos, nepasakys ir greičiausiai net nežinos. Kas buvo daryta automobilio, ar jis buvo daužtas, tokius momentus jisai nuslėps, tuo labiau, kad jie savo turgavietį turi tokį pastatą ir ne tik Vilniuje, bet Kaune mačiau ir kitose automobilių turgavietėse. Tokie pastatai taip pat yra. Kas tai yra? Tai yra autoservisas, plovykla, kėbulo remont ir taip toliau ir panašiai. Jie sutvarko tos daužtus automobilius ir po to parduoda kaip gerus, gražius ir įsakydavo. Ten po plevelę, matom, stovi su gan dideliais turbūt defektais automobilis, kuris būtent toliau keliaus tenais, pas meistrus, nebūtinai čionai, gali kažkur tai kitur nuvežti. Ir toliau jisai atrodys kaip ir kiti parduodami automobiliai, jis dažytas, išblizgintas, techniškai tvarkingas ir taip toliau ir panašiai. Tuo labiau patys įsivaizduojat, kada tvarko pardavimo automobilį, tvarko tikrai ne kaip savo. Naudojamos yra prastos kokybės detalės, kad ir naujos, dažniausiai stengiasi naudotas detalės supirkti autosąvartynuose. Vienam pirkėjui brangus automobilis yra 1000–5000 vertės, kitam brangus 50, kitam 200 000 vertės. Tai bet kuriuo atveju pagal savo biudžetą perkant savo pakankamai brangų automobilį, patarčiau netaupyti automobilio patikrai, kad patikrintų tikrai išmanantis žmogus ir bent jau esminius defektus nurodytų, ar jisai ten buvo daužtas, kad dažytas, tai nėra taip baisu, ta prasme, bet kur dažytas ir panašiai. Kuo daugiau jūs žinosit apie prekę, tuo naudingesnį savo sprendimą galėsit priimti. Automobilių patikroje, ar kitaip tariant, apžiūroj prieš pirkimą. Tokias paslaugas gali reklamuoti žmogus apskritai netvarkęs, nesikrapštęs prie mašinų gyvenime, tiesiog pamatęs kaip puikią progą užsidirbti. Kitas dalykas gali būti, tarkim, vien variklių specialistas, kuris labiau kreips dėmesį į variklius. Papasakosim daugiau apie variklius, bet nematys kėbulo defektų, daužimų, elektronikos gedimų, gali būti kažkoks važiuoklių mechanikas, kuris labiau kreips dėmesį į važiuoklės, bet nieko nepasakys nei apie tuo labiau automatinės dėžės veikimą, nei ypatingai daug galės pasakyti apie variklio darbą, kompiuterinę diagnostiką vadinamą atliks, tai tiesiog gedimo kodų nuskaitimą, gyvų parametrų interpretuoti negalės, nežinos kur kas, kaip ir panašiai. Gali būti elektrikas, elektronikos specialistas, kaip šiuo atveju aš pats tvarkau automobilių elektroniką, todėl siūlyčiau prieš užsakant pačią paslaugą pasidomėti, ar įmonė, ar žmogus atliekantis šią paslaugą yra pasikaustęs tam tikruose klausimuose, ar jisai atliks išsame kompiuterinę diagnostiką, ne vien klaidas nuskaitys, bet taip pat ir gyvus parametrus susižiūrės, interpretuos, galės pasakyti galimai būsimus gedimus, esamus gedimus, kurie galimai užslėpti, kada buvo ištrintos klaidos, kokia automobilio tikroji raida, galės prisijungti prie tam tikrų blokų, kaip ten automatinės pavarų dėžės, valdymo blokas, ABS, SP blokas, spidometras, variklio valdymo blokas ir panašiai. Taip pat galės papasakoti apie patį kėbulą, buvusius kažkokius kėbulo remontus, dažymus, glaistymus, špatliavimus, vyrinimo darbus atliktus, nustatys įvyrintą kokį ketvirtį, pusę mašinos pervirintą ar lanžeronus įvyrintus ir panašiai. Elektronikos gedimus taip pat nustatys. Kiekviena smulkmena, jinai vis tiek kainuoja pinigų remontą ir, tarkim, neveikiantis sėdinių šildymas atrodytų menka bėda, bet kada nusipirksit automobilį ir norėsit susitvarkyti prieš žiemą tą sėdinių šildymą, pamatysit, kad teks išleisti ganėtinai nemenką sumą priklausomai nuo automobilio. Suprasit, kad pridėjus tą remonto sumą galėtų nusipirkti iš karto sveiką gerą automobilį.